Sveiki visi, čia aš protas ir aš ką tik pradėsiu savo naują Let's Play. Literaria Let's Play. Va dabar, kai matot, gera muzika, visas interfejsas geriausias ant šito meniu, gali kontroliuoti menulį. Ar saulė, belia ką tik nori. Pažiūrėk, padarysiu kai vakaras. Dabar diena, vakaras diena, lalala. Gali judinti kur nori, net ir už šitų kalnų nors atsiras normaliai. Iš tikrųjų judini. Nepastebėjau tai. Na gerai, kaip čia padar. Nekreipkit tą aš protas dalyką, čia buvo biški feilas. Kursiu naują charakterį. Padarom biški geltonus plaukus. Kad būsiu Hadouken, ne Hadouken, ką aš kalbu. Padarom jo žaliukus. Kad ryšiai būtų undershirt, bus tas pats žalias. Aš atrodo, kaip būčiau tikrai žalias. Dabar padarom mėlyną. Jok, žinoma, dabar va taip. Nu va, gerai. Kreit. Dabar aš pasivadinsiu save aš protas. Na, kaip mano YouTube pavadinimu, jo, žinoma. Gerai, einam aš aš turiu čia 4 charakterius, šitas tai mano geriausias. Iš tikrųjų šitas ir šitas, jie abu geri. Šitas tai be čytų, šitas su čytais. Čia pirmai buvo geriausias, bet dabar ne. Šitas tai vienas toks su draugu, su pusbroliu survival, šitas. Ir dabar va šits, ta žemėlapio neurono tinklas tai ne, bet mes įsikursime tą patį. Tiesiog padarysime large, pavadinsime nervo tinklas pavadinom. Na va, kuriamės. Bet dabar apie šitą terariją sakant. Per terariją aš esu kaip ekspertas, ne profas. Dabar sakau, kodėl aš esu ekspertas, o ne profas, nes jeigu nori būti profas, tai reikia dar mokėti čia visokių pixel art ir taip toliau mokėti. Aš tą nemoku, aš tik moku viską, kas yra per terariją, tai aš galiu pasakyti save, aš tiek esu ekspertas. Bet, galima sakyti tai, aš žinau vieną profą ir jis daro YouTube video, darė ir grįžo prie savo vienos serijos. Ir buvo labai gerai man jį matyti vėl, nors aš net jo nepažįstu. Vis tiek patinka man jo video. Tai aš galėsiu jau parodyti jo YouTube linką, jeigu jūs norėsiu biškai pasidomėti, kaip ten ką padaryti, ką daro ten. Jo pavadinimas yra Irimir. Aš parašysiu per tą mano video komentarus, ne kaip sakant tuos komentarus, bet kuriuos jūs rašot, bet apačioj tiesiog parašysiu description'e. Parašysiu viską, ką reikės ir va, štai aš, mano minimapas, mano Zekas, gidas. Dabar va, visą laiką, kai jūs žaidžia terariją, jūs prasideda su copper, axu, pickaxu ir short swordu. Nors senomis versijomis aš prasidėjau su copper broadswordu. Ir dabar iš pradžių laimingas enchantas ant copper pickaxo, forceful, reiškia daugiau knockback duoda. Dabar pradėsim kirsti biškį medelio, Na, aš girdėjau, kažkas mirė. Tikriausiai slaimas žudo gyvūnėlius. Jop, slaimas. Ir tikriausiai buvo gyvūnėlių ten. Tuo paskirsime šitą medelį ir... Let's battle!
Na, buvo vienas minusas apie short swordus, jie tik tai priekis daro. Na, bet gali pasidaryti broadsword. Ajo, jo, dabar kalėdų metas, tai jo, visi priešai daugiausiai tokie slaimai bus su šitais, kaip dovanas. Ir gali kartais gauti iš priešų dovanas, dėl to, kad nes toks metų sezonas. Ir tokie metų sezonai daugiausiai turi kokį eventą. Pavyzdžiui, žiemą būna Snow Time eventas. Frost Moon daugiau eventas. Frost Moon. Gali dar spawninti Frost Legion, tai seniai besmegeniai su bele kokiais ginklais, kaip, jie kaip mafija, O tas Frost Moon yra labai galingas. Yra toks, Halloweenas irgi paveikia terariją. Tik nepakeičia tos slaimus, ar kiškius ko. Ne, tiesiog padaro, kad čia visur atsiranda moliūgai ir taip toliau. Ir dar, Pumpkin Moon eventas, 2 bossai, o Frost Moon evente 3 bossai. Aš nežinau, ar darysiu, jeigu tapsiu galingas ar ne, bet jeigu man pavyks, aš gal darysiu savo geriausių charakterių, o tai gal padarysiu ant bonus video, ar tai parodysiu ant bonus video. Bet nežinau, kada padarysiu bonus video. Ir dar žinau, kodėl man taip ilgai užtruko padaryti bent vieną video, skyrus tos du Binding of Isaac. Dėl to, kad aš kažkaip praradau norą tas kartą daryti video. Aš nežinau, kodėl man taip atsitiko, bet biškai atsiprašau už tokį laukimą. Nors aš žinau, kad nelabai daug ką turiu, bet vis tiek. Bet nieko, aš darysiu video, kai tik būsiu beveik vienas, ar tiesiog, kai norėsiu. Tai visą laiką prisiminti, jeigu aš ilgai laiko nedarau video, tai reiškia, kad aš tiesiog praradau norą daryti ir teks palaukti, kol atsiras vėl noras daryti dar vieną, kaip Terrarijos. Nors aš Terrariją žaidžiau labai ilgais metais. Praėjo koks pusę metų ar visai visas metas, po ko baigiau žaisti Terrariją, nes jie kaip sakant, baigiau viską, aš ją turiu, taip toliau. Nu, aš ten toliau neįsiu, mes pasikirtum labai daug medžio. Mirk! Na ką dabar daryti? Nustatysimės kokį medį. Jo, matot šitas gėlės? Šitas gėlės, marigoldas kažkokias. Yellow marigold, verčiau rinkit, nes jos labai geros. Aš nepasakysiu, kodėl jos geros, gal gausim tokį specialų NPC, o čia yra NPCs. Čia yra NPCs, kurie paduoda tau. Pavyzdžiui, šitas Zekas yra pirmas NPC, jis daugiau kaip tutorial NPC ir taip toliau. Short swordas yra lievas negu kaip broadswordas. Broadswordai duoda daugiau damage ir jie swing time dar. Taip, swing, taip. Va kaip šitą, swing. Whee! Nekenčiu slaimų. Kai aš turiu tokį lievą ginklą, mano toks OP, iš vieno hito gali nužudyti slaimą. Biški pasigauname purvo, nes purvas bus kai kam reikalingas išlyginti žemę ar ką. Šudinam tą kirmelę. Ir statomės pirmą namą. Parašykit, gal galėsit, jeigu bent yra įdomių žiūrovų susidomėjusi manim, parašykit per komentarus, kokį namą turėtume daryti. Aš verčiau 2 aukštį ar 1 aukštį, nes 2 aukščiai kažkaip geresni už 1 aukščius. Kam jūs galvoti? Aš žinoma, kad darysiu 2 aukštį. 2 aukštis geras. Nu,
gal kokį 3 aukštį namą, nes 3 aukštis tai būtų labai gerai. Pirmam aukštį aš girdėjau vandenį. Jis irgi girdėjot, aš girdėjau vandenį. Eina biškį kitą pusę. Jo, bet do čia yra. Va, kaip matot, pavyzdžiui, su šiuo metu kai kurie kiškiai yra kalėdų seniai. Jo. Pasižiūrim biškį toliau ir einam statyti savo namą. Jo, atsargiai tokių dalykų, nes sunkiai jūs išlysit, nebent jeigu jūs turi kokią purvą ar ko, kad tiesiog daryti šitą. Wow. Nors aš švečiau atidarysiu tai. Aš atidarysiu, jeigu reikės ko žvejoti. Jo, čia galima žvejoti. Not mind blown. Sninga. Netoli frost biomų. O ar snow biomų, kaip jūs sakot. Aš nežinau, bambelė kaip tinka sakyti. Ir čia čestai. Šitavo pasauly atsiranda čestai. Belė kokia. O, aš gavau Ruthless Wooden bumerangą. Bumerangai yra įdomus dalykai. Jie kaip strėlės, kurios šitame žaidime yra, bet dar ir jie grįžta, tai jie nesunaudojami. Bet yra keli bumerangų versijos. Yra bananarangas, yra ten flaimerangas, yra ten krakhamas ar kas ten. Na, kaip sakant, yra belekie. Mano mėgstamiausias, kurį galima būti ir pradėti su, tai yra Enchanted bumerangas. Nes kai meti, ne vien tik grįžta, bet dar daugiau DMG padaro ir toliau keliauja. Ir padaro šviesos, tai jo. Dabar iš tikrųjų čia yra dalyka, šansas pasikeisti savo enchant. Dabar apie enchantus. Enchantai kartais gali būti ir geri, ir blogi, arba draugas, arba priešas. Ir kai tai sakau, draugas arba priešas, tai reiškia, kad yra blogų ir gerų ir blogų, o kai kurie iš vis yra kaip pusiau. Dabar žiūrėkit šitą triuką. Aš paspaudžiu Control ir va matot va šitą geltoną kubą. Tai yra Smart ikonas liktais. Paspaudė tiesiog su Control. Ir tai reiškia, kad tu tiesiog laikai belė kur nori. Pirmą reikia žiūrėti, kad į tą pusę. Ir tada automatiškai tau nutaiko tos kubus. Nežinau, profams tai nelabai. Nu, iš tikrųjų, profams tai būtų labai gerai. Nes daugiausiai toks kasimas ar kas kitas tai labai užknisa. Jau atėjo naktis. Išjungsiu tą Smart Cursor ar kas ir pradėsiu padaryti workbenchą. Biškai priarti prie durų. Na, va gerai. Dabar pasidarom duris, kad galėtume išeiti ir įeiti. Ne vien tik su atvirais dalykais, nes tai negerai. Dabar pasidarysime iš pradžių broadswordą, wooden paprastą swordą, nes šitie short swordai yra šūdai. Jie yra stab typas, o čia yra swing typas. Nu šitas tai taip biški, nu aš šitai padaro, o tie tai tiesiog taip pum. Tiesiai prieš tave. Nu, tie tai nelabai gerai, bet vis tiek. Yra tokie stab typai, ten, kurie yra labai geri. O tai yra kaip, ietis, kaip sakant jos. O jie tai geriausiai tinka kaip... Yra, nežinau, kodėl tai padarė, Relogic, bet... Tu gali padėti kėdės tą pusę, kurį tu žiūri, o ne pagal stalo pusę, taip sakant. O tai užknisa. Va pasidarysime biškį torčių, nes jų reikia. Ir pasidarysime sienų. Dabar dar vienas įdomiausias dalykas apie Smart Cursor. Pagaliau padarė, kad sienas dėti
ir lengva. Žiūrėk, pum. Ir atpažįsta nuo kokios vietos ko. Tiesiog ingenious. Nes tas dalykas dėti sienas užsiknist galima, taip sakant. O, ir kaip naktis. Dabar... Ir va, dabar mūsų šitas turi namus. Bum, šakalaka. Jokai. Nerimtai turi namus. Gerai, pasidarom biškį armoro, nes armoras yra svarbus. Dabar kiekvienas armoras turi savo unikalai. Va, matot, wooden greaves, jie neduoda armoro. Nes tokia dalis, bet kita armoro duoda, pavyzdžiui, wooden helm. Bet dabar žiūrėkit, kaip daugiausiai būna su armorais taip. Jeigu visas setas, tai gauni bonus kažką. Pavyzdžiui, jeigu pilnas wooden armoras, tai bonus wooden dar vienas armoras. Ir va, pirmas šią nakties priešas. Zombis. Jos biški sunkiai nugalėti, bet jeigu išmoki kaip atakuoti ar ką, tai jo gali. Aš dabar pasidarysiu vieną dalyką, kas dabar gali pravers. Campfire. Dabar su šitais dalykais. Jeigu tu padedi kažkur ir netoli jis yra ir tu esi netoli jo, tai tu gauni bufą. Nu, ne kaip visą laiką bufą, bet tiesiog kol tu esi prie jo. Campfire. Ir reiškia tavo HP biški greičiau, tu biški greičiau atsigauni, kai esi arti to. Dabar va, aš kuo toliau nueisiu ir turi dingti. Va, dingsta. Kažkur va čia atsirandu jau. Tai range'as tai didelis. Normaliai. Dabar aš kai ką pasidarysiu, nelabai patartina jums, bet man tai tinka. Tai va šitie, tiki torch. Jie, tai gali būti ir geri, ir negeri, kaip jis nori padaryti. Šitie, pavyzdžiui, sako, nu tiesiog, torčai tik jie statosi ant žemės ir gražiau atrodo. Tie tiesiog gali padėti biški šviesai ir gali skaitytis kai koks pastatas, tai gali gal sumažinti spawn rate priešų prie tavo namų ir taip toliau. Nu, kaip suprant. Jo, dabar apie tą NPCs. Kai diena atsiras, jums reikės pasidaryti kelis namukus, nes dėl to NPCs kai kurie atsiras. Pavyzdžiui, aš dabar pasirinksiu dar daugiau, iškirsiu medžio ir padarysiu vietos dar vienam namukui, kuriam gyvens pardavėjas. Žinoma, ne vien tik ant Terraria yra ant kompiuterio, yra dar ant telefono, iOS, Android ir yra net ant PlayStation ar Xbox. Nu, kaip, ant kokio nori, tiesiog ir gausit. Ne naujiena. Yeah! Nu, aš dabar žinau, kad labai pavojinga dabar daryti namą, bet apsimoka. Dabar, matot, ten tas biškį trukdo, nebus gražiai, taip atrodys, tai aš pasidarysiu tokį dalyką kaip plaktuką, o tas tai šitas tai plaktukas tai gerai, labai plaktukas tai geras. Pavyzdžiui, va, aš galiu sunaikinti, aš galiu padaryti, kaip atrodys tas blokas, taip, nu suprant. Padarom biškį švieselės. Ir padarysim sieną. Oh yeah. Smart cursor on ir done. Boom.
Padarom daugiau šviesos, kad galėtų gerai būti žmonėms čia gyventi. Reikia padaryti duris. Dabar, kaip matot, aš naudoju pikeksą, kad išdaužyčiau šitą. Dėl to, kad jis kažkodėl aksas skirtas tiesiog kirsti medį. Aš nežinau, kodėl taip pat padarė kažkaip. Ne mano kaltė, o... Vanity yra tokie dalykai kaip vanity items. Dar gavau iš zombio šitą accessory. Jo, yra tokie dalykai. Yra accessories ir vanity ir spalvos. Fuck, pasidariau 3. Ateičiai. O dieve, mano plaukai atsirado. O dieve, kaip aš likščiai atrodo. Oh my god. Ir dabar šitas namas bus... Dabar, kaip žinoti, ar namas gerai ar ne? Va šitas paspaudė ir paklausė. Ir jeigu rašo suitable, reiškia dieną atsiras žmogiliukas dar vienas. Ir aš nusimsiu šitą dalyką ar sunaikinsiu, nes man šitas nepatinka. Man patinka mano mediniai plaukai. Gerai, dabar apie vanity ir accessories. Vanity tiesiog yra papuošimui, bet jeigu nori tikrą armorą padėti, bet jie nieko neduos, tiesiog papuošimui. Suprantat? Papuošimui. Atsiprašau už tai, man tiesiog nelabai gerai. Turiu slogą, kosiu ir taip toliau. Bet nieko. Dabar vanity. Tiesiog yra visokių vanity items. Tiesiog papuošimų. Ir gali uždėti tikrą armorą, kurie duoda bonusą ar ko. Ir jie tiesiog nieko nedarys ir bus tiesiog papuošimui. Suprantat? O todėl tai nedėkit armorą. Bet... su accessories, beveik tas pats kaip ir su itemais yra. Jie gauna belio kokį enchantą, pavyzdžiui, tie shackles. Jie turėjo 4 procentai movement speed buffą. Kaip čia sakant, enchantą, sakant. Ir tai gerai. Reiškia, aš biškai greičiau bėgu, negu kaip pirmai. Tai jo. Ir apie accessories. Jų yra begalybė, labai daug. Bet kai kurie yra labai geri, kai kurie ne. Kai kurie yra tokie paprasti, kad galima juos sudėti ant tokio specialaus dalyko, su tokiu specialiu itemu. Jo, toliau taip. Dabar aš ką tik gavau dovaną. Ją specialiai skirti kalėdoms. Ir aš gavau candy cane blokai. Iš jų galima gauti candy cane blokus. Ir jie kaip statybiniai, kaip medis. Gali padaryti iš saldainių. Kas nenorėtų? Aš. Nes jie gali būti išpurvinti ir niekas nenorės jos laižyti. Yeah. Jo. Mes ką tik perėjome pirmą mūsų naktį. Pusiau. Dar nakties muzika eina, bet atrodo, kad jau baigėsi. Nes ir baigėsi. Bet mes perėjom mūsų dieną. Jo, ir aš kaip tik baigsiu, man atrodo, čia, kur tik baigsis, prasidės jau dainos muzika. Prasidėjo dienos muzika. Na tai va, viskas. Mūsų pirma naktis pereita, mes daug ką padarėm, 2 namukus, pasidarėm armoro ir itemų, tai... Ate!